Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas ir man labai džiugu sveikinti su jumis šiame YouTube kanale. Jau 6 metus mes taip sveikinamės, na ir tiesą pasakius, man nesitikė, kaip greitai bėga laikas ir kaip šitas kanalas auga, mūsų 223 tūkstančiai. Jeigu yra žmonių, kurie pirmą kartą šiame YouTube kanale, kas man aišku būtų didelis siurprizas, didelė staigmena, būtų sunku to patikėti, bet tikrai atsiranda vis naujų žmonių, kurie čia ateina, tai pirmiausia, tikrai sveiki atvykę, jūs čia esate labai laukiami, pasižiūrėkite, jeigu jums patiks, pagalvokite apie šio kanalo prenumeratą, mums tai didžiulė pagalba. Aš esu labai dėkingas visiems, kurie paspaudžia patinka, prenumeruoja, palieka savo komentarą, pasidalina, taip jūs padarote, kad šitas turinys yra matomas daugiau žmonių, jį YouTube'as rekomenduoja. Apie tai kalbu visada, na ir dar vienas dalykas, kurį dar 3 savaitės jums priminsiu. Tai yra iki gegužės 1 dienos jūs galite, deklaruodami savo mokesčius, skirti dalį gyventojų pajamų mokesčio viešai įstaigai, tiesa yra svarbu. Tai yra mūsų viešoji įstaiga, iš kurios mes gyvename, jums tai nieko nekainuoja, iš savo kišenės pinigų niekur leisti nereikia, bet jūs galite skirti kelias minutės savo laiko, o mums tai garantuos dar 1 ar netgi daugiau metų darbo ir aš tikiuosi, kad to darbo rezultatai jums yra vertingi. Tai yra viskas, ką aš jums norėjau pasakyti. Šiandien tema, vėlgi viršelėje matote raidės ir skaičius N18. Jūs esate įspėti, kas yra jautresnių nervų, kas galbūt nenori girdėti vieno kito keiksmažodžio. Turėkite galvoj, kad šitas epizodas skirtas suaugusiems. Didžiausia problema, kad tie žmonės, apie kuriuos mes kalbėsime, dažniausiai taikosi tikrai į būtent tą jaunimo auditoriją, tai yra nepilnamečio auditorija. Ir aišku, aš niekiek nebejoju, kad ten kokie 16-mečiai ir 15-mečiai greičiausiai šiame epizode nieko naujo neišgirs, bet vėlgi aš jūs įspėjau, tai yra epizodas, kurį mes darome kartu su Arnu, galvojau, kurį iš epizodų paleisti, nes turime keletą epizodų pabaigę kanale. Įdėjau todėl, kad manau, kad tai yra senstantis dalykas, mes pasikalbėsime apie streamerius. Jeigu jūs pamenate, buvo mano ir Arno epizodai, kurie sulaukė didžiulio dėmesio, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas policijos, tai pasikalbėsime apie žmonės, kurie jums jau žinomi iš tų epizodų arba iš žiniasklaidos. Taip pat yra kitų streamerių, kitų žmonių iš socialinių tinklų, kurie man pačiam buvo mažiau žinomi, bet apie juos yra verta pasikalbėti, mano akimis tai yra tiesiog gėda Lietuvai. Na ir pasikalbėsime apie dar vieną epizodą, kurį aš esu daręs, tai yra didžiulė rezonansinė visą Lietuvą sudrebinusi istorija. Na ir dabar yra toks netikėtas jos tęsinys, tai aš pasilieku pabaigai. Tai jeigu jums įdomu, pasižiūrėkite visą valandą, praleiskite visą valandą kartu su mumis. Juo labiau, kad kitą savaitę, kitą sekmadienį mes tikrai ne YouTube naršysime, ne epizodų žiūrėsime, mes sėdėsime prie stalų su savo šeima ir valgysime margučius. Prieš tai, aišku, reikės juos mušti, pasižiūrėti, kieno lukštas pats tvirčiausias, kas laimės, tai aišku, aš tą patį darysiu ir jūs tą patį darysite, dėl to sekmadienį mes YouTube nepasimatysime. Dar po savaitės pasimatysime, nes, kaip ir sakau, temų daug, vėlgi kita savaitė bus labai darbinga, pirmadienį anksti ryte vykstame iš Vilniaus, filmuosime kitame mieste, ketvirtadienį turime interviu, kuris dar vienam epizodui yra skirtas, trečiadienį filmuojame savo podcastą, trečiadienį beje galėsite mane pamatyti LRT laidoje Lietuva kalba, penktadienį skaitau paskaitą Vilniaus universitete žurnalistikos studentams. Bus tikrai intensyvi savaitė, na, aš labai dėkingas, kad jūs žiūrite, tai yra motyvacija judėti pirmin. Trumpai priminsiu štai šitų veikėjų verslo modelį. Mintis yra labai paprasta. Tu eini į tokias platformas kaip Kick, tu renki tenai mokančius tau pinigus prenumeratorius, na ir tu darai tai, kas angliškai vadinasi trash stream. Tai yra šiukšlių transliacija, kitaip tariant, darai kažkokį šokiruojantį turinį. Ir pats svarbiausias dalykas, kas daugiausia sutraukia dėmesio, tai yra, tie žmonės nebaudžiami ėjo kabinėtis prie praeivių gatvėse. Это хуйня, блядь, цены.
Čia ką? Su myžalais. Dar. Pys visą baisų. O, kurva, eik tu. Užpilk dar. Užpilk, jo. Piskai, nes nahu visą čiaklį. Pys tiesiog taip. Tu dar fantas paimsiu aš. Porą bankų. Gerai. Paim šitą. Kur tu bėgi, senis, tais oboliais, na? Ir Apple. Obolys tu nahui. Seniukai. Grybas nahui, ką? A girdi, obolį įbanas, na. Girdi? Karuselį Ečirnas. Čia per daug, ne? Puiznantį. Huligani. Manau, socialinė degradacija pasiekė dugną. Dažniausiai aukomis pasirenkami tie žmonės, kurie negali apsiginti. Tai gali būti moteris, tai gali būti vaikai, jei tik tai atsiranda koks nors vyras, kuris ateina pas juos kalbėtis rimčiau, jie iš karto traukiasi, jie iš karto atsiprašinėja arba tiesiog pabėga. Tai ištrauk cigaras, ne? Arba paimam, gerai? Tai mes pasiimam. Reikia, ne? Nu, reiktų tas. Rūkai žolę. Nu tai, pasai, trenkia. Taip, kam čia vos nekrešas, Girdi? Daug cigarą. Labą dieną, galima klausimą? Ne. Mano draugas pedofilas, jis nori Nelys prie vaikų. Opa, ži. Šitą pirmą su papas šitas tikrai paims, na, aš matau, na, ant dančio. Šitas tikrai. Galime klausimą? Labas vakaras, galima klausimą? Klausimą, paim. Kaip jau minėjau, kol nesikiša aplinkiniai, kol nesikiša teisėsauga, kol nesikiša praeinantis vyrai, tol šitie padugnės gali daryti, ką tik tai nori. Не рубается. Не рубается. Не, реально, ну, вообще ни при чем, вообще. Байкет, не лезьте про другу, давай другиши все. Виси другиши, реально, ну, другиши все. Ой, это как не лез. Другиши, хебра. Ну, на. Все, viskas, mes savais keliais, visi savais keliais. Beje, atkreipkite dėmesį, vyras jam eilinį kartą sako, prie vaikų nelyskit. O, gaidžiūna, mūsarai, Все, присибудаrinai. Dėkui, nes. Kažką tu rodė labai. Tai sako, tipo, žiūrėk, man šokuosina. Trauk ranką, šis šiandien stabilas. Na kolkės į pisas autoritetas, p***dačia, šustras. Pisa. Gangsteris, kas tu, blėt? Tai gerai, aš einu. Aš tau kažką padariau. Nu, taip irgi. Tai tu prieik gražiai pasakyk, viskas, nu. Kru. Eik, na, nušaus. Turbūt didžiausias pasikeitimas, kuris įvyko, tai yra tai, kad šitie padugnės paprasčiausiai bijo elgtis taip, kaip elgesi, o jeigu eina dėl pinigų tai daryti, tai dažnai sulaukia atsako. Ką tu išgeras, na? Kas yra? Nu, zdrovo, kas yra? Kurinkas, ką, pasukai? Baig. Kas, blėt, kas baig? Agini drąsus, blėt. Kas baig? Žinau, kas baig? Ką, aš tau kurinkas, blėt, ką? Kas, blėt, piemokas? Kas tu yra, a? Asiliu, blėt. Čia vienas iš mano epizodų, kurį reikia pasižiūrėti, tik tai paklausyti neužtenka, na bet net jeigu tik klausotės, jūs turbūt įsivaizduojate, sėdi du girti, norėčiau sakyti ereliai, bet reikia sakyti gaideliai, nes tai labiau atitinka turinį, na ir kabinėjasi prie žmonių, sėdi Varėnoje, bare, vienas iš užkabintų žmonių, vyresnio amžiaus, prieina prie jų ir sako, ką iš čia piemenis darot, aš jums skolingas esu kažką, čiumpa už čiupros ir jūs pasižiūrėkite, kaip tie gaideliai staiga tampa viščiukais, pradeda sakyti, ką tu čia darai, atsiprašinėti, išjungia transliaciją, kitaip tariant, padeda telefoną, kad nesimatytų, jog ten vyksta tiesioginė transliacija, puikiai supranta, kuo jam tai pasibaigs. Dar kartą, vienas žmogus prieina prie šitų dviejų drąsuolių ir kur jų drąsa dingsta iš karto.
Čia per tą trečią lentyną, tai trečia lentyną prisiekiu, mark my words, nacho, ant streamo už viską atsakys, nacho. Mark my words here, nacho. Tu viseni už viską atsakysi, pitukas įbanas, nacho. Pas mane pinigų tikrai daugiau negu pas tave, nacho, pritau į gyvenimą visą, nacho, seniai. Aš tai, nacho, realiai surasiu suką, o dabar aš šik zajavus pitukas įbanas, nacho. Tu už viską atsakysi ant supiso streamo on live, nacho. 5 minutes later. Pisa dujų, šitas tiktokeris, pisa dujų. Pizda. Blet, suspėjau sureaguoti, pizda. Kviečiu mentus, ne? Kviečiu mentus. Galiu atsiprašyti už šitas degeneratų gyvenimo kronikas, bet pagalvokite, kaip įdomiai veikia karma. Kai buvo parodyti šitie epizodai, man, Arnui, iš YouTube kanalo Trečia lentyna buvo atvirai grasinama, aš jums dar parodysiu, kaip visa tai atrodė. Na, vieną iš tų grasinimų jūs ką tik tai girdėjote. Ir ten žmonės sako, mes gyvos transliacijos metu su tavim ten susidorosim ir tu gali jau rašyti pareiškimą policijai. Tada vienas iš kažkokių panašių į juos streamerių ateina nupurškė štai šitos veikėjus dujomis ir jie iš karto kviečiam policiją, tik tai sako ne policiją, o kviečiam mentus. Kitaip tariant, iš esmės visą tai, ką jie žadėjo padaryti kitiems, kažkas padarė jiems. Tas, kas padarė, greičiausia panašus į juos, nes esu daug kartų kalbėjęs. Daugelis nenorėtų taip teptis rankų, na vėlgi prie jį tokiu būdu nupurškiai žmogų, pats turėsi tikėtiną baudžiamąją bylą. Bet karma yra toks dalykas, nuo jos labai nepabėgsi. Kaip sakau? Mes sakom, kad pas tavo galvoj. Tai jūs patys prisipysit, ko jūs norit? Ne, tai tu prisipysit žmonių mieste. Mes prie jūsų prisipysom asmeniškai. Jūs dabar prie mūsų prisipysot, nereikia čia nieko tokio sakyti. Gerai, viso gero, neįdomu, viso gero. Išėjom. 5 minutes in. Ar smagu, tik prisipysim? Kaip įdomu ar ne, kai gauja girtų vyrų kabinėjasi prie vaikų, prie moterų, tai čia viskas okei. Ir jie visą tai gyvai transliuoja. O kai štai išeina vienas iš jūsų kažkokia mergina alaus išgerti ir staiga šalia kažkas vėlgi pirštais net neliesdamas jų, tiesiog sako, kodėl tu čia eini į gatvę kabinėtis ir taip toliau, ir staiga jam tai nebepatinka, jie sako, palikit mūsų ramybėje, ar mes konkrečiai prie jūsų prisikabinom. Ne, bet jūs prisikabinot prie tų, kurie yra žymiai silpnesni. Ir vos tik tai jūs atsidurėt situacijoje, kai šalia sėdi daugiau žmonių ir jie nebijo jūs konfrontinti, tai yra eiti ir su jumis kalbėtis, visa drąsa dingsta, tada jūs jau aukos pozicijai, tada jūs jau šaukėtės pagalbos ir sakote, žiūrėkite, mes tik tai išėjome ramiai pasėdėti, o kažkas čia mums ramybės neduoda. O, ką tu pini influencerį, kurio filmuotojas velnės, pini? Ką? Filmuoji laivą? Filmuoju? Ei. Šioks toks skirtumas nuo to, kas buvo visai neseniai. Kur graudusis, nahai, kur šį lohai, tai piskit, šia duhai, šia, čortai, Nu ką, skuidžiai, palačiau, eikit jūs, Mes jums norim, 10 minučių. 10 minučių, galim. Galėsi. Čia mums priklauso. Kolumbas? Kolumbas tam sakė. Ai, karoči, Valina. Valina, собака. Nu tai davai, piniginis prizas tau. Tiesiog meikvės ant to didžiulio, kur visi žmonės. Ir viskas, ir judam, ir viskas, seniai, ir viskas, na. Jo, ruoškitės eit, ruoškitės eit. Einam. Žiūrėjau, taigi aš laukiu kartu su tavim. O jūs irgi? Ką? Eiliai. Ne taip. Geras bairis, ar ne? Sėdi su kompanija, ateina kažkoks degradas, šoka ant stalo, gaila, kad prie stalo sėdėję vyrai tuo metu nesureagavo, bet dabar realybė šiek tiek pasikeitė. Kaip jums toks scenarius? Eikit į kiemą, eikit į kiemą. Eikit į kiemą. Pakėlėm, nu. Kažkaip neįtikėtina, eini kabinėtis prie žmonių, tai gyvai transliuoja ir kažkaip netikėtai gauni į galvą ir tai kartojasi ir kartojasi. Ir ką tada daryti? Vietoje to jie savo asocialų elgesį pagrinde transliuodavo iš namų, kas iš esmės gal ir yra šioks toks kabutėse laimėjimas, gal ne jiems patiems, bet bent jau aplinkiniams.
Pa. Bės, taku, tu nestai. Iš galvos. Keturi tankistai ir šuo. Kadangi tai daug žiūrovų dėmesio nesulaukia, grupelė kartais bando savo senąjį turinį perkelti į užsienį. Maltoje, pavyzdžiui, Andriušis lėktuve rūkė elektroninę cigaretę, kas yra labai protingas poelgis, kuriam reikia itin aukšto IQ. Ką darai? Jei pamenate, mes visai neseniai su Arnu jum pasakome istoriją apie jo skrydį iš Londono į Palangą, iš Jungtinės karalystės į Lietuvą. Na ir kartu skrido mama su 2 dukrom, vienai 17, kitai 12, visos 3 jos buvo išsodintos atskirai. Ir taip atsitiko, kad 12-metė buvo pasodinta prie neblaivaus vyriškio, kuris prie jos kabinėjosi. Na, vėlgi kilo konfliktinė situacija, buvo iškviesta policija, paskui pasijungėm ir mes su advokatu Karoliu Rugiu, bet prokuratūra čia neižvelgė baudžiamojo kodekso pažeidimų. Žmonės tada sakė, ar įmanoma, kad tai būtų, ar įmanoma, kad niekas aplinkui nereaguotų ir panašiai. Čia yra vienas iš pavyzdžių jum. Jūs niekada nežinote, šalia ko atsisėsti. Ar tai bus neblaivus asmo, kuris bus įleistas į lėktuvą, nors taip neturėtų būti pagal taisyklės, ar tai bus štai taip besielgiantis asmenis. Dėl to būkite atsargus ir jeigu keliaujate su vaikais, niekada jų nepaleiskite iš akiračio. Veipinti labai kietagi ir sporto klube. Man tik įdomu, koks turi būti žmogaus intelektas, kad tai būtų kažkam juokinga. Nu, davai. Let's go, žvėrys. Nu, nafu, blėt, suveikti, tu juokau. Visiškai degradų pora, žmonės ateina sportuoti į sporto klubą, na ir čia tau kažkas šalia rūko. Vėlgi, nėra aplinkui žmonių, jie pasirenka tokias situacijas arba žmonės kažkur labai tolumoje. Taip pat galbūt žmonės nežino, kaip reaguoti, pasimeta. Lietuvoje aš daugmaž įsivaizduoju, kaip viskas baigtųsi, jeigu tai pakartotų kokiam nors sporto klube. Maždaug taip, kaip baigėsi tose keliose kavinėse. Bet vėlgi, čia dar nedugnas. Latvijoje vasaros gale ar tai rudenį jie daužė išsinuomotą butą, per langą mėtė daiktus, lauke prisikabinėjo prie žmonių, automobilių ir vienas kito. Может быть, у вас в Литве так можно делать, но здесь нет? Есть, нахуй, По сенамести, варом, просисим про сенамести, американский кир, короче. Держи там стаканы голову. Чем веселый? Дебилы искать зовут. Давай, Андра, пис... Tu nahui, Seni. Здорово, Сеня. Как мы с ним посвяжены? Toks palapas, nahui. Už tą gaidį. Už gaidį aš nesėdėsiu, nahui. Už pisai, nahui. Ateik, Seni, pamokyk, kas pačio vyksta, nahui. Žiūrėk. Nutapėm viską, apačia stipri, Hello. Hello, bro. Hello. Can my friend be DJ? No. He's a little bit stupid. Čia padaryk vėl, Peter. Nori pasipyto tik mažylį. Ateik. Guys, what the fuck is happening? I'm joking. He's joking. He's a gay, he's wanna fuck. Beveik prieš kiekvieną savo išvyką Arielkos draugai atsidurdavo užsienio Reddit polapiuose, kol kas, kiek žinau, tik Latvijoje ir Maltoje. Iš pradžių jie pradėjo niokoti moters butą, tada išėjo į miestą, prisikabino prie 6-7 žmonių. Tada išsikvietė Boltą, kad nuvežtų jas į Akropolį. Jie konfliktavo su moterimi pavežėja, išpylė degtinę ant sėdynių, todėl iš automobilio buvo išmesti. Akropolyje darė nesąmonės, todėl apsaugos buvo išprašyti. Tada, būdami apsvaigę, po miestą važinėjo nuomotais elektriniais paspirtukais. Paskui nuvažiavo į senukus, kur iš sandėlio bandė pavogti transportą. Grupė lietuvių streamerių, kurie yra žinomi dėl savo agresyvaus ir niokojančio elgesio, rytoj atvyks į Maltą.
Savo transliacijose jie tyčiojasi iš žmonių, naikina bendrą ir privatų turtą ir veliasi į konfliktus. Eik tu nach. Einam, greičiau bėgam. So, tepam, greičiau slydį. 10 stinkam. 10, ne? 10 tinka ar ne? Atsargiai. Debilas tu, blėt. Eik tu nahu, tu dauna, seni. Reakcija. Son, always. Sorry. Peace now. Na, toks savotiškas šiukšlių eksportas iš Lietuvos. Tol, kol jų nėra Lietuvoje, mums saugiau, bet kita vertus, vėlgi, egzistuoja labai įvairių praktikų, kaip galima apriboti žmogaus, na, pavyzdžiui, galimybę keliauti lėktuvu. Tai gali padaryti bet kuri privati kompanija, bet jeigu yra rimtas pagrindas, tai gali padaryti ir visos oro linijos, tiesiog pasidalindami tokių keleivių sąrašais. Lygiai taip pat, jeigu tu taip elgiesi nuvykęs į kaimyninę šalis, labai tikėtina, kad, pavyzdžiui, tokia Latvija galėtų neįsileisti šitų asmenų daugiau, kaip, pavyzdžiui, neįsileido Antano Kandrato celofano, nei Latvija, nei Estija. Tiesa, tik dabar pamačiau, kad po viso šito šis moralinis išsigimėlis grasina užlenkti mane ir mano šeimą, kas, manau, yra viena didžiausių jo gyvenime padarytų klaidų. Duokit man šitą debilą numerį, aš jam pasuksiu, aš jos šeimą, užlenksiu, gali įkelti į TV3 duhas į banas, išvinioju. On the spot. Jis sakė, turi rekvizitus jau, įmeskit. Kaip sakė, davais, nupuršiu rūgštim, suka visus, 3. Jūs, turbūt labiausiai Andriušis, savo mailiams sekėjams bandote pasirodyti kieti, nieko nebijantis, sakėt mane susirasit, klausėt žmonių, koks mano adresas, nors aš niekada ir nesislepiau. Jei norit, parašykit man, aš galiu duoti adresą ir laiką, kada atvažiuoti. Jūs nesuprantat, kad niekas jūsų nebijo ir esate visuomenės atmatos ir parazitai, kuriems nerūpia absoliučiai niekas gyvenime, nei jūs patys savo, nei jūsų šeima ar tuo labiau aplinkiniai. Galbūt dėl to taip visuomenė ir sureagavo į šiuos įvykius, nes jiems labai sunku suvokti, iš kur atsiranda tokių žmonių ir kodėl kas nors gali taip elgtis. Turėjot labai daug laiko apgalvoti savo egzistavimą, elgesį, bet panašu, kad teks likti namie, lakti iki komos, šokti nuogais pilvais, laižyti bambas. Gerai, Arnai, nepyk, bet šitų vaizdų aš jau tikrai nedėsiu, ne apie tai šitas epizodas, bet mes galime truputį detaliau pasikalbėti apie grasinimus. Grasinimus tavo šeimai ir lygiai tokių pačių grasinimų sulaukiau aš pats. Karočią realiai, įpysiu morfino, įpysiu vaistų, pasimsiu glušaką, pasimsiu durą, nupysiu, Raimą, nejuokauju, aišku, aš nupysiu Maslavą, juokauju, irgi. Nupysiu Malinauską, irgi juokauju, Dar porą kokių 7-8 nupysiu, ir tada pats nusipysiu. Ar dar sueinu su Malinausku? Kaip tau atrodo, serija? O kaip tau atrodo? Sako, ar yra minčių dar ant kilpo šokti ar kažką nušauti? Be šansų, seniai, nejuokink, Kas per klausimai ant kilpos, šokti? Kas čia, per klausimai? Dėl nušovimo vėlgi, svarstytina situacija, Žiūrėsim, kai neužilga už kelių savaičių egzaminą laikysiu ginklo teisų, tai dar pasvarstysiu ir pakalbėsiu, su instruktoriam dėl tų minčių, kaip ten kas. Arba nekalbėsiu, kad išduotų leidimą. Čia visko nesurinksi, nes daug dalykų buvo tiesiog rašyti, kažką aš savo Facebook'e jums rodžiau tuo metu, bet juokingiausias dalykas. Iš tikrųjų, tu galvoji, kad žmogus juokauja, bet vėlgi, galbūt čia Lietuva, čia lietus lyja, galima įvairių dalykų tikėtis, jeigu iš tikrųjų asmuo, kuris štai taip elgiasi gatvėje, kuris, yra tiek nestabilus, neprognozuojamas, agresyvus aplinkinių atžvilgių, kuriam pradėtas ikiteisminis tyrimas ir kuris grasina, kad jisai nueis su pavardėm, nušaus
pasikars, paskui jo klausė, o tai tikrai žaidži čia šaut kartis, jisai sako, prablaivėjęs, nu ne, čia tu juokauji, tokie klausimai net neturėtų kilti, o paskui staiga sako, nu kaip, diskutuotinas klausimas, ar nušaut ar nenušaut, laikausi licenciją ginklui, reikės kažką sakyti ar kažko nesakyti. Čia tai yra nerealu. Aš galvoju, licenciją ginklui išduoda taip pat ir policija. Kriminalinės policijos biuras, jisai turi išduoti pažymą asmeniui, ar jis nekelia pavojaus aplinkiniam, na, jeigu jisai turėtų tą ginklą ir jeigu jis tą ginklą galėtų nešioti su savimi. Klausimas jum, kaip jums atrodo, ar toks asmuo nekelia pavojaus jum, ne tik tai man arba Arnui, bet kitas klausimas, galbūt policininkai įsiklausys, ką jis apie juos mano. Policija neužverš to kunigo, nors tu ką, pašal nahai, ta policija, paibačta korumpuota valstybė, bibi čiulpiamentai pohu yra. Ne GTA roleplayus realybė, realiai, tarsi, tai bibi čiulpia pohu, duha yra. Nu, tipo realiai, tipo, nu, kas gali būti mentų, nu, pasakysiu taip, žiūrėk, gyvenimo teorija, kas gali būti mentų. Čiuvakas arba kračia boba, kuri 10 klasėje vaikšto su praplėstais papais, nes nori, kad jie išpistų ir jinai įsivaizduoja, kad mentų būt kieta, nahu, ten įsimeta kažkur postus, ten pizdačia, mentė, seksy. Ne, kračia, tu durnelė, nahu, tipo renki trejetukus iš fizikos arba ekonomikos. Ir karočiai čiuvakai, kurie nepasibaigė šulės ir neturi ką gyvenime daryti, todėl pisa mentų kažką, va, fizinis pasirengimas, kažką, hujomojo. Aišku, faktas, kad jis laikosi ginklo licenciją, Skirmantą turėtų neraminti. Arnai, neramina, tikrai neramina, už tai prieš savaitę aš savaitgalį praleidau Kaune, Kauno medžiotojų draugijos šaudykloje. Na ir ten pasitreniravau, tai visai neblogai man sekėsi, puikiai suprantu, kad šaudyti išmokti gali daugelis, bet aš labai tikiuosi, kad ginklai atsiranda tik tai tų žmonių rankose, kurie yra pakankamai psichologiškai stabilus ir kurie yra atsakingi. Jeigu mes pradėsime dalinti ginklus žmonėms, kurie eina į gatves užkabinėti kitų ir tokiu būdu iš transliacijų tiesioginių uždirba pinigus, aš manau, kad yra tik tai laiko klausimas, kada apsisvaiginę eilinį kartą jie tą ginklą išsitrauks ir panaudos kur nors, kaip jiem atrodo gynybai, arba pasipuikuoti, pajokauti ir panašiai. Ir greičiausiai ne aš ir ne Arnas nuo tų ginklų nukentės, o nukentės eiliniai praeiviai. Prašau, čia man tipo kitų žmonių neprikišnėti, nesvarbu, ten draugas, nedraugas, kažkas ten tipo, blėdėvo, aš vieną kartą įpuoliau gyvenime į degradaciją ir supratau, karočią, kad mano didžiausios klaidos gyvenime buvo, karočią, prasta aplinka. Tai nieko, tai karočią, dabar mes grįžom čia, tas dabar aš kai sieną kiaurai, nahui, pizda. Ne, iš tikrųjų, iš šono žiūriu, baisiai džiaugiuosi savim. Čia tikrai buvo atliktas nemažas užbridimas, blėt. Aš galvoju, kas nahui su manim buvo, kokio bibio, blėt, aš metus laiko geriau. Nors man pasirodė, kad jis iki šiol nesuprato, kodėl yra tapatinama su čia streamerių grupuotė ir kodėl buvo užblokuotas. Nors pats su jais visur dalyvaudavo ir vis skatindavo bei siūlydavo netgi pinigus, kad kiti žmonės už jį elgtųsi destruktyviai. Man pisa, kad kurva aš už viską kaltas, nahui, prie vaikų prisipisinėjo, aš pizda užmušiu, nahui, savo rankom perplišiu per pusę. Už visą šitą šūdą, kas vyksta, nahui, tai man pohui. Bet jisai turi, nu, išsitraukęs pimpalą nuogas. Tai faktas, pas mane dar diskusas, pizda, 3 mėnesius, tai. Bet, karočią, žiūrėk, aliu, yra, karočią, sąlygos. Čia tai vaibai damuši, nahui, damuši. Va čia kameramenas prideda vaibo, čia kapitukas su įmanu. Vėlgi, tu žiūri jos ir galvoji, nu kiek čia galima dar žemiau nusirist, bet pasirodo, kad tikrai yra kur pramušinėti vis naują ir naują dugną. Galima tą šunį išpist. Šunį išpist? Taip. Ant iešmo pamauti. Taip, žinai. Šunį? Jo. Tai va. Ta, maža tokį. Žinai. Kaip jie atrodo, kaip jie elgesi, na iš tikrųjų, tai yra žmonės, kurie kelia tiesioginį pavojų aplinkiniam. Ir čia yra esmė, kodėl mes pagalvojom su Arnu, kad verta parodyti šitą video, visus tos grasinimus, kas atsitiko toliau, mes lauksime be jokios abejonės, kuo pasibaigs teisėsaugos tyrimai, bet esmė čia ne teisėsauga netgi. Aš jau vieną kartą sakiau ir galiu tik tai pakartoti. Yra keli scenarijai. Yra scenarijus, kai su
paskutinėmis padugnėmis bandoma labai civilizuotai kalbėtis. Bandoma įtikinti, skiriamos baudos, paskui galbūt pradedami teisminiai tyrimai, galbūt jie turės baudžiamasias atsakomybės, kiekvienas iš jų ar ne kokį nors straipsnį už chuliganizmą, vėlgi ateis mama arba tėtis, laiduos, atleis nuo atsakomybės pirmą kartą, paskui galbūt gaus lygtinai. Tai yra pasaka be pabaigos. Aš tiesiog noriu jums paaiškinti, kad šitų žmonių pavyzdžių labai lengva suprasti bendrai, kas darosi šių laikų pasaulyje. Atsiprašau, čia tualetas? Ne, čia... O kas? Pasalė. Galiu užėti? Atsiprašau. Na, jūs matote, jie ateina, klausia, čia tualetas, nesako, čia koncertų salė. Jie ateina į renginį, kur žmonės atėjo pasipuošę, kažkas ruošiasi, sėdi prie pianino muzikantė. Aš nežinau, kas tai renginys. Aš žinau, kad ne vienas toks renginys beje buvo, nes teko kalbėti su savo grupiokė, kuri yra Vinted teisininkė ir vėlgi pasakoja apie tai, kaip į jų uždarą vakarą atėjo šitie žmonės, pasakė, kad jie darbuotojai, aišku, kažkas prie durų stovėjo, net pažino, nes rautas yra didelis, paskui galų gale juos išmetė, jie ten sugadino visiems nuotaiką, vėlgi buvo aibė žaidimų ir taip toliau, aš nesu iki galo tikras, ar ėmėsi teisinių veiksmų Vinted, bet čia yra labai puikus pavyzdys. Žmonės, vėlgi, atėję kultūringai praleisti vakarą, net nesako nieko, ar ne? Sėdi du šiukšlės, jie specialiai įsijungia telefoną savo, mušasi salėje ir panašiai, elgiasi kaip chuliganai per pamoką, o visi atsisukę galvoja, ką reikia daryti. O atsakymas, ką reikia daryti, seniai duotas. Kas iš tavo chuligas, ką patsukas? Baig. Kas, blėt, kas baig? Kas baig? Aš nedrąsus, blėt. Baig. Salėje sėdi kur kas daugiau žmonių, negu sėdi kavinėje. Visiems tiem žmonėm yra sugadintas vakaras atlikėjai. Ypač įžūliai elgesi atėję chuliganai, bet iš esmės tu nieko negali padaryti, tik tai pasibaisėjęs žiūri. O šalia yra, pavyzdžiui, Varėnos variantas ar ten kokios nors kavinės Vilniuje variantas, kur prieina ir tiesiog duoda į snukį tiem, kurie įžeidinėja ir įžūliai elgesi. Paaiškinkite man, kuris variantas yra veiksmingesnis ir bendrai vienintelis galimas. Kažkas sakys, čia yra smurto skatinimas. Taip, tai yra smurto skatinimas ir šitie asmenys skatina smurtą. Jie patys eina smurtauja fiziškai, psichologiškai ir jie skatina, kad jam būtų atsakyta. Jie testuoja aplinką ir žiūri, ar atsakys ar ne. Jeigu tik tai atsiranda kažkas, kas prie jų prieina atsakyti, jie iš karto patys kviečia policiją, jie iš karto tampa aukomis, jie sako, dėdė, nereikia ir taip toliau. Bet jeigu jie mato, kad nėra tokių, kurie gali atsakyti, tada jiem jokios taisyklės yra nerašytos. Kai aš sakau, kas darosi pasaulyje, aišku, aš turiu galvoje, pasižiūrėkite į Rusiją, kuri įsivaizduoja, kad gali užpulti Ukrainą ir žiūri, kaip reaguosi Europa. Europa pasibaisėjusi, Europa išreiškia labai daug nerimo dėl to, kas vyksta, palaikymo Ukrainai ir taip toliau. Bet iš esmės Europa neturi jėgos, kad galėtų į savo vietą statyti chuliganą. Bet pati Ukraina tokios jėgos turi. Jinai sako, mes nepasiduosim, mes nenusileisim. Einam, jeigu nori muštis, jeigu kitos išeities nėra, tai yra tavo primestos taisyklės, bet tu mūsų taip lengvai nepaimsi. О, патриот настоящий. Да. А вы откуда, пацаны? Мы из Литвы. Как вы там, нормально? Нормально, наверное, лучше, чем вы в стране вашей. Ну, лучше пока, конечно, лучше. Ну да. Ну, помните, если Украина ляжет, то следующие будете вы. Так я понимаю, так мы ждем, когда придут русские. Man būtų sunku suskaičiuoti, kiek žmonių šią savaitę man atsiuntė šitą 3 minučių video. Aš netgi visų 3 minučių nedėsiu. Čia kalba vyras, vėlgi, kas žiūrėjote, galėjote paskaityti lietuviškus subtitrus. Aš jums paaiškinsiu, jeigu jūs tiesiog klausotės šito epizodo ir ypač jeigu nesuprantate rusiškai. Tai yra tiesiog vaizdo pokalbis, yra ukrainietis, kuris renka paramą, vyresnio amžiaus, jisai renka paramą Ukrainos kariams, ir jisai jungiasi su lietuviu, kuris automobilyje ir jisai sako, kad mes laukiame, kol ateis rusai. Так россияне откровенно говорят, что они нападут на Литву. Ну так пускай
пускай нападают. Честно говоря, если ты думаешь, что у нас в Литве лучше, чем где-либо, так у нас тут такие управляющие государственные, что уже лучше пускай русские придут, разъебут эту всю Литву, чем вот такое государство было. Aš paleisiu keiksmažodžius, tiesiog pasakysiu esmę. Lietuvis ukrainiečiui sako, mes laukiam, kol ateis rusai, kurie čia viską išdaužys ir tai bus žymiai geriau negu dabartinė valdžia, kuri štai taip valdo šalį. Žmogui nepatinka, kaip yra valdoma šalis, žmogus tikisi, kad prie Ruso bus geriau. Na, ukrainietis įdėmiai klauso ir aišku, girdėdamas tokį dalyką, jisai paklausė žmogaus vardo ir pasako, kad jisai įdės šitą pokalbį į Facebook grupę. Šiuo atveju aš jį pasiėmiau iš YouTube, jisai jau yra paplitęs, tik tai nežinau kiek plačiai. Po mano šito epizodo nebejoju, kad tikrai daug žmonių jį pamatys. Меня Александр зовут, а тебя как? Меня Олег. Олег. А что, русский, да, Олег? Нет, я литовец. А ты родился в Литве, да? Да. Ага. А сколько тебе лет? 27. Ага, 27 лет. Олег, я обязательно вашу группу Вильнюс, вот это видео выложу. Обязательно. Я тебя сделаю известным на всю Литву. Отлично, без проблем. Ты согласна, ты не против? Пробуй. Не против? Пробуй. Хорошо. Ты видишь же, откуда, с какой страны? Да, вижу. Здесь же пишется. Да, вижу, вот Литва написано. Ну, ошибаешься. Ну, посмотрим. VPN никто не отменял. Серьезно? Да. Ты уже испугался? Я не пугаюсь. Geriausia šio pokalbio dalis yra pabaiga. Tie, kas rusiškai kalba, supranta apie ką aš, na, kas paskaitė subtitrus irgi, o kitiem tiesiog paaiškinsiu. Čia reikėtų pažodžiui versti, bet vyras prisistato, kad jis yra 27 metų, Olegas iš Vilniaus. Na ir pašnekovas, ukrainietis, irgi prisistato, sako, aš esu Aleksandras, sako, tu juk neprieštrausi, aš įdėsiu viešai štai šitą mūsų pokalbį. Ir tada Olegas sako, nu tai bandyk, aš čia nieko nebijau, sako, gerai, tai aš taip ir padarykim, aš sudėsiu. Tu iš Vilniaus, tikrai iš Lietuvos. Na, sako, taugi rodo, štai mūsų video pokalbėje apačioje yra nurodyta, iš kokios šalies žmogus. Sako, taip, aš matau, kad iš Lietuvos, tai būtent todėl aš ir įdėsiu, tave išgarsinsiu Lietuvoje. Na ir Olegas, tai nėra Olegas, bet tai yra lietuvis ir pakankamai žinomas siauruose ratuose lietuvis. Jisai sako, aš nieko nebijau. Ir plus dar pasako, tu klysti, jeigu manai, kad aš iš Lietuvos, nes VPN-o niekas neatšaukia. Kitaip tariant, tu gali, pavyzdžiui, būdamas Rusijoje, na, per VPN prisijungti prie lietuviškų serverių, bet akivaizdu, kad žmogus išsigando ir kodėl aš visą tai sudėjau. Tai žmonės yra drąsūs. Štai taip kalbėti, aš manau, kad tai yra pažeidžiami įstatymai, kai tu aiškiai sakai, kad lauki okupantų, nes tau okupantai, tie, kurie grasina užimti Lietuvą, yra mielesni negu dabartinė valdžia. Tai nėra šiaip politinės pažiūros, iš esmės tai yra nusikalstama. Bet pats svarbiausias dalykas, kas taip sako. Mes esame viename iš daugelio formų, kuriuose visa tai buvo aptarinėta. Šiuo atveju tai yra miestai.net tinklalapis, na bet kalba ne apie miestus. Šiuo atveju, jūs matote, kovo 26 dieną yra atskleista, su kuogi kalbasi ukrainietis Aleksandras, tai yra Normantas Vitkovskis. Jisai turi 4200 stebėtojų, na štai taip vadinasi Murmenčik, jo Instagram taip vadinasi paskyra, na o čia yra jo Facebook profilis, tiksliau sakant, buvo jo Facebook profilis, tai yra žmogus, kuris užsiėmė automobiliais. Normantas ir Olegas man vis dėlto šiek tiek skirtingi vardai. Ir kaip jūs manote, tas drąsuolis, kuris štai taip pakalbėjo, ką jisai toliau padarė? Juk žmogus išsakė poziciją, kurią yra pasiruošęs ginti. Jis neturėtų dabar kaip žiurkė slėptis kažkur ir tikėtis, kad visi tai pamirš, arba daugelis to tiesiog nesužinos. Aš manau, kad tai būtų tiesiog negarbinga, bet jisai elgėsi būtent taip. Jeigu mes Google paieškoje suvestume Normantas Vitkovskis, Normix,
toks jo slapyvardis, jūs pamatytumėte, kad jo Facebook paskyrą Google'as iki šiol indeksuoja, štai yra video, kuriame jisai kalba ir čia yra jo nuotrauka, čia yra jo įkeltas automobilis, nežinau, ką jisai pardavinėjo, jį tais ir taip toliau. Prieš 3 dienas yra štai šitas YouTube video įdėtas, bet jeigu mes nueitume ant bet kurios iš šitų nuorodų, jūs pamatytumėte, kad nieko nėra, jau viskas ištrinta. Iš pradžių galvojau, kad galbūt aš esu blokuotas, bet pasirodo, kad ne, niekam šita paskyra nebėra prieinama. Na ir lygiai taip pat mes galime pasižiūrėti į jo Instagram paskyrą, matote Normix, na aš jums sakiau jau šitą keistą pavadinimą, šią paskyrą iki šiol sekė daugiau negu 2000 žmonių, bet jeigu mes dabar ant jos paspaustumėme, viskas, nieko nebeliko. Na, yra nurodyta įmonė, kuri užsiema automobiliais, kurioje jisai dirbo, bet aš jos neįvardinsiu, nes vėlgi po tuo YouTube video yra atėjęs įmonės savininkas, pasakė, kad pamatė šį interviu atleido Normaną Vitkovskį iš darbo ir prašo jų daugiau nebesėti. Jam labai apmaudu, kad yra minimas įmonės pavadinimas, nes tikrai jisai štai tokių pažiūrų nepalaiko, bet čia yra klausimas ne tik apie pažiūras. Jeigu žmogus iš tikrųjų tiki ir labai nori, kad Rusijos okupantai būtų puikia valdžia, klausimas, ką jis veikia Lietuvoje. Tu susirenki savo lagaminą ir važiuoji į Rusiją. Greičiausiai tave iš karto pasiūs eiti šturmuoti ukrainiečių pozicijų ir tu galėsi įrodyti, koks tu esi Rusijos patriotas. Bet pats svarbiausias dalykas, tas žmogus, kuris prieš kameras yra labai drąsus, jisai šneka štai tokius dalykus, prisistatė svetimų vardų, kai tik tai ateina laikas atsakyti už savo žodžius, kai tik tai tampa aišku, kad tie žodžiai taps vieši, jo vardas ir pavardė taip pat taps vieši, jo giminės, artimieji, draugai, bendradarbiai, visą tai pamatys, klasiokai, jis pradeda galvoti, wow, mano kelnės pilnos, aš viską ištrinsiu ir galbūt niekas to nepastebės. Sumautas bailys. Kai tu esi bailys, kai tu nuolatos veidmainiauji ir verti savo kailį, tai aišku, kad tu neturėsi pagarbos nei iš patriotinių žmonių, nei iš penktosios kolonos. Bet didesnis klausimas yra, kiek tokios penktos kolonos yra Lietuvoje. Apie tai yra daug kalbama, tas terminas penktoji kolona visiems yra jau nusibodęs, bet turint galvoje, kiek mes įsileidome Baltarusijos piliečių, Rusijos piliečių ir kiek mes turime savų piliečių štai taip mąstančių, tiesą pasakius, tai yra didžiulė grėsmė. Ir vėlgi pagalvokite, žmogus aiškiai deklaruoja, kad jisai laukia, kada ateis okupantai. Kad jam okupantai būtų geriau negu demokratiškai išrinkta Lietuvos valdžia. Yra apie ką pagalvoti, kaip jisai elgtųsi, jeigu ateitų ta valanda X. Ir be jokios abejonės, jeigu tokių žmonių yra daug, tai čia net nereikia išorės agresijos jokios. Mes gali būti, kad turime rimtą priešą šalies viduje, kuris aktyvuosis atėjus valandai X. Pasižiūrėsime, kaip bus. Aš tiesiog labai tikiuosi, kad taip mąstančių žmonių, tiek negerbiančių ir nevertinančių savo nepriklausomos valstybės žmonių Lietuvoje yra nedaug. Ir paskutinė mano žadėta tema, čia yra labai trumpas paminėjimas, bet man pasirodė, kad jinai yra irgi verta jūsų dėmesio ir tiesiog nenoriu gaišti labai daug laiko, tai paskutinės 10 minučių skirsiu jai. Žinot, kartais būna tokia situacija, kai dvi tavo darytos temos staiga susilieja į vieną. Tai čia būtent tas atvejis. Gana retai taip atsitinka, už tai apie tai verta pasikalbėti ir ne tik todėl. Aš esu parašęs ne vieną straipsnį apie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Tiesa, rašiau gerokai anksčiau, dabar ten situacija yra pasikeitus. Šiuo atveju tai yra 2017 metų mano tekstas kartu su Šarūnu Černiausku ir Birutė Davidonytė parašytas. Tai yra tuo metu 15 minučių žurnalistinių tyrimų skyrius, milijoninis Anužienės šeimos verslas, fiktyvūs studentai, auksinė žemė, kišeniniai politikai. Na, čia buvo kalbėta apie prabangų verslo klasės automobilį su vairuotoju, apie žirgyną, kuriam vadovauja sūnus ir ten klausimas buvo dėl nuosavybės ir pajūryje nuosavybė, kuri primena poilsio namus su teniso kortais ir panašiai. Na ir čia buvo kalbėta apie fiktyvius studentus, kaip darbuotojai tampa studentais. Žodžiu, aibė dalykų, kurie buvo aprašyti. Tai kaip ir minėjau, šiuo metu ta situacija yra pasikeitusi, bet buvo laikas, kai teko labai daug domėtis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru.
Miltenis atviras sako, kad byloje, kuri nagrinėjama už uždarų durų, paaiškės daug įdomių dalykų, tarp jų ir apie narkotikus. Yra labai įdomių faktų byloje, kuriuos aš jums tikrai neatskleisiu, bet jie tikrai paaiškės bylos eigoje ir pamatysite. Ir jie bus labai įdomus faktai. Tai intriguojate mus tiesiog. Tai taip ir bus. Prieš daugiau negu 4 metus aš dariau epizodą apie modelio Dovilės Didžiūnaitės mirtį. Apie tai tikrai rašyta daug žiniasklaidoje, nebejoju, kad girdėjote. Galite susirasti mano epizodą, kai dabar žiūriu štai tas iliustracijas. Prisimenu, tuo metu dar nebuvo jokių neurotinklų, reikėjo viską piešti ranka, ne pats tai dariau, sumokėjau žmogui, kuris tai padarė. Iš esmės mes vėlgi pasikalbėjo su skirtingais šaltiniais, kai kurie kalbėjo atvirai, kai kurie kalbėjo off the record, nusprendėm papasakoti tą istoriją, kiek įmanoma tiksliau. Na ir Aivaras Miltenis kalba, kad jisai irgi turi ką papasakoti teisme, šiuo metu jis yra nuteistas. Vėlgi, aš neįsiu visas detalės, nes net jeigu aš trumpai priminčiau tą istoriją, pabandyčiau tai padaryti, man pusę epizodo tektų sugaišti, tik tai pasakysiu, kad Aivaras Miltenis buvo asmo, kuris šiuo metu yra nuteistas, kuris tuo metu buvo vadinamas daktaru, jisai buvo rezidentas, jisai padėdavo operacijose, jisai buvo iškviestas neva tai blaivinti Dovilę Didžiūnaitę. Kaip vėliau paaiškėjo iš bylos duomenų, tai joks ten neblaivinimas buvo, bet kaip tik buvo jie pasinaudota, už tai dar sumokėta kitam šios bylos dalyviui. Tuo metu, kai aš padariau šitą epizodą, aš gavau neįtikėtiną žinučių ir ne tik žinučių, bet nuotraukų, video failų kiekį, kurie atkeliavo pas mane iš žmonių, kurie pažįsta Aivarą Miltenį. Aš jų negalėjau skelbti ir aš net pasakoti negaliu apie tai, kas ten yra, nes aš suprantu, kad pažeisčiau asmens privatumą, bet jis puikiai žino, kas tenai yra. Ir kai kurie dalykai, na, jie gana sudėtingai suvokiami sveikų protų. Na, jeigu tai ir yra dar įstatymų rėmuose, tai su ten bet kokia moralė, padorumu ir panašiai, tikrai tie dalykai nesiriša. Tai kodėl aš dabar prisiminiau Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą ir Aivarą Miltenį, kuris šiuo metu yra nuteistas. Situacija yra labai labai įdomi. Man parašė mano šaltinis, kuriuo aš visiškai pasitikiu, ir sako: Skirmantai, tu nepatikėsi. Štai yra pas mus grupė, kur yra surinkta šiemet. Ta grupė, tai yra vizažiščių grupė. Kodėl aš sakau vizažiščių? Tai yra, na, kosmetologės, kurios daro makiažą ir iš esmės tai yra vien tik tai jaunos merginos. Dieninės studijos ir sako, štai šioje grupėje atsiranda vaikinas. Tas vaikinas yra Aivaras Miltenis. Aš sakau, negali būti, nes Aivaras Miltenis šiuo metu yra už grotų ir atlikinėja bausmę. Na, tiesiog pacituosiu portalą LRT LT šių metų vasario 11 diena, tai yra visai nesenas tekstas, kiek senesnis nei mėnesio. Miltenis lieka kalėjime, teismas jo prašymo netenkino 3 kartą. Na ir čia kalbama apie tai, kad Kauno apygardos teismas 3 kartą atmetė už manekenės Dovilės Didžiūnaitės išžaginimo kalinčio mediko Aivaro Miltenio skundą, kuriuo jis ginčia žemesnės instancijos teismo sprendimą dėl neleidimo jam išeiti į laisvę lygtinai. Na ir čia vėlgi tam tikros aplinkybės nurodomos, aš dabar visko necituosiu, bet man buvo labai svarbi šita detalė. Miltenis atlieka 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 1-ame kalėjime. Bausmės pabaiga šių metų rugpjūčio 15 diena. Taip pat aš priminsiu, kad toje tragiškoje istorijoje figūruoja taip vadinamas oksikas arba buratinas. Tai yra narkotikas, kuriuo yra apsvaiginama moteris, auka, ir vėliau jinai yra išprievartaujama. Taip pat jūs turbūt esate girdėję, dabar dažnai kalbama apie spaiką ir terminas spaikinimas, kai moteriai ar merginai, jai nežinant į alkoholį, pavyzdžiui, kur nors bare gali būti įpilamas specialus narkotikas, na, jinai labai greitai praranda savo kontrolę, vėlgi tai yra vadinama išprievartavimo narkotikų. Tai kas prisimena Didžiūnaitės istoriją, iš esmės taip ir buvo. Tai yra, jie buvo naudojamasi, tyrimo metu gana aišku, kad jinai nelabai suprato, kas vyksta, ir vėliau jinai iššoka pro balkoną Amberton viešbutyje, vėlgi ar jinai iššoka, ar jinai bėga, nelabai suvokdama ten gelbėjasi, ar vėlgi kaip tik suvokdama, kas įvyko, jinai nusprendžia taip sureaguoti. Dabar yra labai sudėtinga visą tai atkurti ir išsiaiškinti. Dar kartą apie tą istoriją labai daug rašyti ir kalbėti, jūs tikrai galite daug dalykų susižinoti, bet teismo sprendimai yra priimti. Tai kodėl aš
apie tai dabar kalbu, o todėl, kad jeigu asmuo, kuris yra nuteistas 2,5 metų laisvės atėmimo bausme, iš tikrųjų studijuoja Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro dieninėse studijose ir iš esmės visos jo grupiokės yra jaunos merginos, mažiausiai jos turi žinoti, kas yra jų grupiokas. Tai yra labai labai svarbu, nes iš esmės tai yra ta pati situacija, kaip ir esame nekartą kalbėję, pavyzdžiui, apie tos atvejus, kaip prieš nepilnamečius asmenys naudojama seksualinė prievarta, o vėliau nusikaltėlis pasislepia po savo privatumo skraiste ir sako, žiūrėkite, čia mano asmens duomenys, jeigu aš atliksiu bausmę, mano teistumas galų galiai išnyks, niekas apie tai iš viso neturi teisės kalbėti. Tai aišku, kad bent jau mano požiūriu visuomenės teisė į saugumą yra kur kas didesnė vertybė negu nusikaltėlio teisė į privatumą. Šiuo atveju mes kalbam apie asmenį, kuris yra nuteistas už išprievartavimą, tai jeigu taip atsitiko, kad jis iš tikrųjų gali studijuoti ir studijuoja tokią specifinę specialybę, na nežinau, galbūt jisai nuo mediko peršoks prie makiažo specialisto darbo, tai bent jau jo grupiokas, nežinau, klientės, žmonės, kurie su juo bendrauja, na, turi žinoti apie jo praeitį. Tai yra jų pačių rizikos, tai yra jų pačių pavojai. Aš nenoriu stigmatizuoti, bet be jokios abejonės man labai labai keista, kaip asmuo nepabaigęs atlikinėti bausmės gali štai tokioje pozicijoje atsidurti. Kaip tai teoriškai įmanoma, jeigu tai būtų neįmanoma, be jokios abejonės aš apie tai net nekalbėčiau, bet yra pusiaukelės namai, kur asmuo gali būti perkeliamas, ten yra labai labai palengvintas režimas, yra taip vadinama atvira zona, kur žmonės sėda dažniausiai už netyčinius nusikaltimus, na pavyzdžiui, vairavo, viršijo greitį, nesustojo, į gatvę išėjo žmogus, mirtinas įvykis, tai nėra tyčinis nusikaltimas, asmo, kuris nusikalto, padarė nusikaltimą, bet jo pavojus visuomenė yra labai mažas, akivaizdu, kad jis tai padarė netyčia, tačiau jis vis tiek turi atlikinėti bausmę, tai neretai jam leidžiama dirbti, mokytis ir panašiai, kol jis tą bausmę atliks, tie ribojimai yra gerokai mažesni negu pavyzdžiui asmo, kuris yra nuteistas ten už narkotikų platinimą ir sėdės 10 metų ir ten yra visai kiti režimai ir panašiai. Tai šiuo atveju, kodėl pasidalinau šitą informaciją, paaiškinau, manau, kad jinai yra tiksli, yra mažas šansas, mažas procentas, kad tai yra sutapimas, jeigu tai būtų, aš manau, kad niekaip nekenkiu reputacijai. Šitoj vietoj Aivaro Miltenio reputacija, jinai jau yra sukurta, ar jisai studijuoja ar nestudijuoja, jo reputacijos tai niekaip nei blogina, nei gerina. Čia esminis momentas, kad jeigu jis iš tikrųjų atsidūrė toje dieninėje grupėje, kad apie tai žinotų žmonės, kurie yra aplink jį, o tie žmonės yra jaunos merginos praktiškai išskirtinai. Tie dalykai, mano akimis, turi būti svarbus visuomeniai ir jeigu iki šiol tai nebuvo žinoma, o šaltinis, kuris su manimi šitą informaciją pasidalino, sako, na mes aiškiai matome, kad tikrai toli gražu ne visi žmonės apie tai žino, kurie supa Aivarą Miltenį, tai be jokios abejonės verta apie tai įspėti tuos žmonės ir apie tai pasikalbėti. Tai yra viskas, ko aš norėjau su jumis pasidalinti šiandien. Kaip ir sakiau, tas epizodas yra N18, tikiuosi, kad jūs įvertinote jį žiūrėdami, nuotaikos per daug jums nesugadinau. Na, kitą sekmadienį nuotaikos visų bus geros, nes bus Velykos, o po to mes pasimatysime su naujomis temomis. Ačiū dar kartą visiems, kurie spaudžia patinka, kurie prenumeruoja, kurie palieka savo komentarus ir be jokios abejonės, kurie nepamiršta viešosios įstaigos, tiesa yra svarbu. Iki.